Sveiki, taip, tai pasaulis yra gausus politinių įvykių, tos politinės aktualijos, kad kiek žmonėm būtų meluojama, nevykdomi tie pažadai ir taip toliau, tai reiškia, vis tiek tai išlieka tokia saldi iliuzija, kad kažkada bus geriau. Kad atėjęs naujas vadovas, valdžia, tarkime, Amerikos, kuri yra vis tiek labai įtakojanti visą pasaulio struktūrą, veiksmus, kad reiškia kažkas mano gyvenime pagaliau pasikeis. Tai politinė ir visa ta vadovybė, visa pasaulio valdžia, kadangi šitoje epochoje nebėra numatyta praktiškai ne vieno dorybingo karaliaus, tiesiog nebėra, tai yra kaip ir išprognozuota, bet mes visada paliekam terpę, kad planas kažkiek visada gali pasikeisti, galbūt kažkuriuo tai laikotarpiu vienas kitas dorybingesnis ateis, bet tam, kad tai ateitų, visuomenės ir masės sąmonė turi būti pasikeitusi, jinai turi būti adaptyvi tam, kas turi ateiti. Tai reiškia, ar šiais laikais jūs apsižvalgę aplinkui matote žmonės, kurie būtų, tarkim, tokios jau labai ypatingai aukštos sąmonės ir taip toliau. Ar jūs matote, kad pasaulis, visa ta prasme, visas pasaulis ir visos struktūros keistusi ir dirbtų žmogui, dirbtų žmogaus talentui, žmogaus geroviai, būtų pripažįstama laisvė, nepriklausomybė, nebūtų kažkokių tai dogmų, demagogijų ir taip toliau. Nes mes užduodam čia vieną klausimą. Reiškia, jeigu į valdžią ateitų tokios ypatingai aukštos sąmonės žmonės, kurie anksčiau būdavo, tarkime, tokie, kur tikrai nuoširdžiai su Dievu, su ta Dievo samprata, kur mes darom besąlygiškai vienas dėl kito kažką, kur mes pasitarnaujam kiekvienai gyvai būtybei, kur mes nepavydim, nekritikuojam, nepletkinam, nešmeižiam ir neengiam. Ir taip toliau, ir visi tie gražūs dalykai, nevalgom gyvūnų, tai reiškia tos lavonienos ir taip toliau, negeriam alkoholikų, nevartojam narkotikų, o tiesiog užsiemam kažkokiais gražiais dalykais, pagalba vienams kitam, nebėra jokių depresijų, yra ten nebe piniginiai mainai, o kažkokie, reiškia, tu man tą, aš tau galbūt savo pagalbą, tai, ką aš sugebu ir ką mano širdis gali. Ar tai egzistuoja pasaulinė prasme ir ar tai gali egzistuoti šiuolaikinėje visuomenėje? Greičiausiai ne. Mes dabar nekalbame apie savo veidrodžius, nes labai žmonės mėgsta pabrėžti tos veidrodžius. Tai reiškia, kad jeigu aš dabar kažką pasakiau, tai reiškia, aš galbūt esu aplinkoje, kurioje yra tokios bjaurastys, nes aš pati esu bjaurastis. Iš tikrųjų, tai yra visiškai priešingai. Mano aplinka yra tokia, kad aš tikrai rytą vakarą noriu verkti iš laimės, iš kur tiek daug dorybingų žmonių, iš kur tiek daug nuostabių žmonių. Jeigu kažkas pasaulyje džiaugiasi tik vienu geru draugu, nuoširdžiu, nepletkininku, nekritikuotoju, tiesiog tokiu, kuris dalinasi, kuris pasiruošęs padėti, yra tu analogiškai jam taip pat. Ir tiesiog tame buvime ir džiaugsme, nesiplečiant, tai jų yra mano aplinkoje nuolat, yra begalybė ir daugybė. Ir tai yra kažkokia prasme mano pasaulis šitoj planetoj, mano planeta. Nes reiškia, žmonės yra kas? Žmonės ir sukuria, yra planeta, tarkim, Žemės planeta, štai šita, kurioje išrenka kažkokias valdžios struktūras. Ir tada yra žmonės su savo lygiai tokiom pat tipo formom, plokščia žemėm. Tai plokščia žemėm, aukšta žemėm, apvaliom ir visokiom, matom apvalę formą, bet iš tiesų galbūt mes esam plokščia žemės, niekas to nežino. Tai reiškia, visi tie žmonės, kurie yra atitinkamoje planetoje ir sudaro planetos energiją. Ir jūs supraskite, kad šitam pasauliui, šitoj visoj žemėje, mes nekalbam apie savo atskirą pasaulį, kuriame mes gyvenam. Yra visokių žmonių, yra visokių būtybių, yra visokių klonuotų būtybių, yra angeliškų būtybių, yra būtybių iš dvasinių pasaulių. Bet visi turi daugiau mažiau tuos pačius kūnus, tai reiškia, tiesiog toks kūnas. Ir tu gali čia fantazuoti, ką tik nori matyti, ką tik nori savo tos veidrodžius. Reiškia, sakys, kokie visi beširdžiai, visi aplinkui tik tais ten yra vienu žodžiu, blogi kažkokie ten, tai yra tavo pasaulio veidrodis. Tavo pasaulio veidrodis. Bet mes jeigu įeinam į visą pasaulį, į struktūras, į mokesčių sistemą, pasižiūrėti į valdžiažmogių veidus ir diegamas demagogijas ir palankumą ir finansavimą, tarkim, jeigu tas pats, pavyzdžiui, koks nors leidinys
joga, jau pasakytas žodis joga, arba neduok tu Dieve pasakytas žodis Dievas, niekada negaus valdžios finansavimo, praktiškai tai yra neįmanoma, nes tai yra nepalanku, arba jeigu kažkokios tai tikrosios sveikatos, tikrosios ajurvedinės žinios, netgi preparatai iš Indijos yra neišleidžiami į vakarietišką pasaulį, nes kas vartos visus tos vaistukus, visus tos tas nesąmonės. Taip pat atmetamas yra besąlygiškas teiginys, kad į vandenį yra pilama žmonių durninimų, preparatų, nesąmonių, chloras ir taip toliau, kad žmonės būtų ne individualistinės prigimties, kad jie būtų, kaip sakant, avis, avinai ir taip toliau, kad jie neturėtų individualistinės prigimties. Kaip atpažinti, ar jūs neturite individualistinės prigimties? Jeigu jūs bent kažkada gyvenime tikitės, kad dabar bus geriau, nes kažkas padarys, kad būtų geriau, individualistinė prigimtis yra savotiškai numušama. Dėl to visą laiką turėtų būti imti juokas iš tokių demagogijų, kad kažkas atėjęs į valdžią gali sunaikinti arba atverti jums galimybės. Nėra tokio dalyko. Yra visai kiti dalykai, kurie atveria galimybės ir tai pirmiausia yra į savo individualumo, tapatumo, kūrėjo suvokimas ir tai, ką aš apibūdinau kaip Dievo sampratą, kas yra tiesiog tarnystė, atsidavimas, reiškia gebėjimas prie kiekvieno žmogaus kalbėti jo kalba, gebėjimas būnant su žmogum pajausti jo norus, o ne savo užpakalio norus. Tai yra arčiau meilės sampratos šitoj žemiškoj plotmėj. Ir tai jau mes galim kažką jau prilyginti link dieviškos sąmonės. Dieviška sąmonė yra tai, kas yra nebe šitos dėsniai, ne šitos žemės dėsniai. Dėl to žemiškuosius dėsnius mes galime apeiti tik ne su žemiškais dėsniais. Su žemiškais dėsniais niekur mes čia nepabėgsim, nes pasaulis yra valdomas visiškai tamsos būtybių. Ir visi prezidentai ir visa kita, jūs supraskite tokį dalyką, kad astrologija dabar, kam yra duota astrologija? Žmonių išsivystymas, žmonių intelektas, viskas yra labai žemo lygio iš tikrųjų. Žmonės mano, kad jie išrado kažkokius tai išradimus, kad jie čia kažkokias tai garo mašinos sukūrė, kad jie jau čia tokie šaunuoliai, ten paskui stebis, kaip ten piramidės galėjo kažkas pastatyti, kaip kaulus rado trigubai didesnio ūgio ar dar kažką, ir tai yra daugiau negu juokinga, nes iš tikrųjų visa civilizacija tik nudurnėjo. Ir visos kitos civilizacijos, kurios yra žymiai pažangesnės, jos viską mato ir jos valdo mūsų protus net per Facebooką. Jūs netgi pagalvokit, jūs vieną žodį jau pasakėt, visas Facebookas jau jums atspindi. Tarkim, aš šiandien sugalvojau, kad aš noriu dekoratyvinių servetėlių arba kad aš noriu reiškia aukso dulkių ir aš tai pasakiau ir visas Facebookas man tai mes, viskas jau yra susiję, o netgi mintis jau yra susijusi ir tie visi interneto struktūros, jos atspindi mūsų mintis, jos mūsų siūlo, jos mūsų pavergia, mes esam visiški vergai. Ir dar įsivaizduoja žmogus, kad jisai kažkoks tai pasaulio bamba. Ne vieną dieną be maisto negali ištverti, uždaro parduotuvės kaip koronos, tai buvo tragiška situacija ir mes esam be galo silpni. Aš esu visiškai silpna moteriška būtybė, per kurią tiesiog eina kažkoks tai srautas, bet tikrai, reiškia, kiek buvo atvejų stebėjimo situacijų, kai, tarkime, išvažiuoja žmonės į kažkokias tai praktikas, stovyklas, į tas pačios Tibetus, Kailašus, Indijas ir grįžta ir galvoja, viskas, dabar jau gelbėsiu pasaulį, turiu jėgų ir energijos gelbėti pasaulį, kuris nenori būti išgelbėtas, kurių sąmonė yra visiškai pavergta ir degradavusi ir priklausoma jau net nuo fizinių dalykų, kaip nusipirkti kažką, kaip jeigu, pavyzdžiui, nebebus kažkokios tai madingo nagų lako, kokia tai yra pasaulinė tragedija, nebeįleisi parduotuvę ir taip toliau. Tai reiškia, antiek yra silpni ir šita silpna energija, kadangi žmonės yra energija, labai lengva yra pavergti. Ir tai reiškia, kad visas netgi tos aukštesnių civilizacijų būtybės, sakykime, kurios iš tikrųjų ir turi visą valdymą šitų sielų pavergimo, jos mato netgi astrologinį gimimo laiką ir astrologija yra labai stipriai naudojama būtent tame ir, kaip sakant, šitame visame klonų sudarime. Bet kame yra tame įdomumas, būtent tik iš astrologinės pusės, kad bet ką kūną galima užgrobti ir jį klonuoti ir jį paversti, ta prasme, tuo tipo žmogum, kuris yra sistemai. Ir tarkime, koks nors, reiškia, Linodinas
atėjo į valdžią dabar. Ir turi nuostabų gimimo laiką, astrologiją, kuris rodo, kad jis yra atitinkamos energijos planetų išsidėstymas ir jisai, tarkim, gali valdyti masę, gali būti tas stiprus lyderis, gali būti dar kažkas ir gali pavergti žmonės, tautas, kuris turi ypatingą charizmą. Ir iš to, būtent visos tos struktūros, panaudojant gimimo laiką, atkuriamas analogas. Ir tai nereiškia, kad tai yra tas pats žmogus, nes galbūt šiai dienai joks paprastas žmogus yra nepajėgus įveikti to, kas darosi, nes milijardai žmonių yra pavergti norų, troškimų, priklausomybių ir visokio šlamšto, kurio jie nė už ką neatsisakys savaitgalį prisigerti, jie nė už ką neatsisakys žudyti gyvūnus, jie nė už ką neatsisakys kažkokių tai dalykų, kurie yra, tikrai jau absurdo lygiai ir mes negalim čia jau nieko neatsakyti, kad tai nėra absurdas. Bet kokia visiška degradacinė nesąmonė, kad ir tam prisipūsti visus galus, kuriuos jau beturi, dasipūsti ir nuolat pūstis kiekvieną mėnesį papildymus ir visą tai. Tai jie ne už ką to neatsisakys ir žmonės nebeturi to dieviškos sąmonės. Visą laiką buvo pranešta, tai yra dvasinės degradacijos laikas, niekas nebesidomi žiniom, kaip atstatyti kūną, sveikatą ir taip toliau. O jeigu ir domisi, tai yra tik laikina, trumpai, žmogus pajaučia, kad jis yra silpnas ir jis negalės to laikytis, nes tiesiog mes esam per silpni, kad darytumėm tą, aną, kiekvieną dieną asketiškumo nebėra ir tuo yra labai lengva pasinaudoti. Dėl to, jeigu jūs matote, kad kažkokias tai nuotraukas, kabutėse žmonės ar dar kažką, jūs nemanykite, kad tai yra tikri tipo žmonės, kokie kad būdavo anksčiau. Tai gali būti hybridinis robotas, tai gali būti vadinamasis klonas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia visokių tokių dalykų ir šitoj dabar Žemės planetoje yra įvairiausio plauko būtybių, iš įvairiausių planetų, pradedant visokiais anakiais, reptilijom ir taip toliau, ir iš dvasinių pasaulio atėjusių mokytojų, kurių, žinoma, kai jie kalba, neįmanoma yra suprasti, ką jie kalba, nes jie kalba iš savo sąmonės ir suvokimo, ir jie to labiau nežino, kad pasaulyje čia kažkas tai darosi, nes jų pasaulyje to nėra, jie čia atėjo ir jie turi savo nuostabų pasaulį. Bet nereiškia, kad už to pasaulio ribos, vadinamoji šitoj, kur būtent tokios apraiškos gyvos būtybės vaikščioja su vienodais fiziniais kūnais, bet neaišku, kas tose kūnuose yra. Reiškia, neturi supratimo. Kiekvienas yra toj pačioj plotmėj, bet kiekvienas turi savo planetą. Ir pats durniausias dalykas būtų tikėtis, kad valdžia kažką pakeis mano gyvenimą ir domėtis šitom politiniam nesąmonėm. Galima pasižiūrėti astrologiškai, kodėl vyko taip ir taip iš intereso zonos, nes, kaip jau sakiau, jeigu ta būtybė yra paruošta, jinai atitinka būtent tą vardą ir šitą gimimo laiką ir taip toliau, ir su jie toliau jau galima žaisti kaip norit įvairiausius žaidimus, kad žmonės turėtų bulkos ir turėtų žaidimų. Ir viskas daroma tik dėl to, kad žmonės neva tai vargšai, žinot, sportas, viskas ten tokie dalykai sudaryti, kad tik žmonės negalėtų atskleisti savo sielos, kokie jie vargšai, vargšeliai, vargšiukai. Bet jie to ir nenori, jie nori žiūrėti sporto rungtynės, jie nori tikėti valdžia, jie nori žiūrėti šitos žaidimus, jie nori ten kažką dar daryti ir jie to nori ir mes turim besąlygiškai priimti kiekvienos gyvos būtybės norus, nes tai yra tos gyvos būtybės norai ir tai iš tikrųjų žemiška evoliucija, jeigu jau norėsite iš čia gimti kažkur kitur, nors aš suprantu, kad greičiausiai čia turbūt irgi nelabai kam tai įdomu. Priėmimas, kad tai yra taip, kad čia kažkokiu būdu pakliuvome dėl kažko, tai gimėme ir beliko nedaug metų, 30-40 maksimum, viskas, tai kokia prasmė, vis tiek mūsų nebeliks, tipo liks šitas kūnas amžinybė, gausis su šituo, ne, nebeliks jo, reiškia, galbūt yra kažkoks aukštesnis tikslas viso šito, taip tai. Plačiau apie tai rašau knygoje, būtent transformacija laimingą gyvenimą, tikrai kas skaitė ir kas domisi ir kam rūpi kažkas daugiau, nei tik apie tie neįgiami tipo dalykai, kurie buvo paminėti. Tai tikrai jie skaitė ir jie labai toks gilus širdies atsiliepimas yra apie šitą knygą, bet čia jau turi būti noras toks aukštesnio žinojimo, arba net aukščiausio žinojimo. Taip, tai knyga yra šita. Transformacija laimingą gyvenimą. Reiškia, labai toks įdomus dalykas. Aš beje šitą ir paveikslą tokį pasidariau. Ir atėjo labai gilus atsakymai, kodėl būtent tas medis man krisdavo nuo vaikystės. Kame yra to reikšmė. Atėjo labai daug atsakymų. Kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu, kodėl aš čia pakliuvau, ką tai reiškia.
kokia viso šito prasmė ilgiau būnant, reiškia, skirtingose energetinėse vietovėse atsiveria skirtingi suvokimai ir visa tai vyksta tik tai per transcendentinės mantras. Tik tai per transcendentinės mantras, jų yra įvairių ir kas ieško, tas būtinai ras. Kas norės, tas būtinai ras. Kas ieško, tas randa, kas neieško, tas niekada neranda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taip, šitą turėjau pabaigti, būtinai taip ir niekaip kitaip, nes tai yra apie mane, niekur savęs nepriskiriant, bet tiesiog tai turi labai gilią prasmę. Ir reikia suprasti, kad šitam laikotarpį verta patylėti. Verta tylėti, skleisti darbus pagal savo suvokimą, tiek, kiek mes galime, nes mes visi esame neišmanimo, aistros, dorybės arba transcendentiniai gūnai, vienaip ar kitaip, tam tikrų procentų ir santykių. Neišmanimo, aistroj yra visi, dorybės yra daug žmonių ir kas turi dorybės gūną, tas būtinai sutiks tik dorybės gūną, o transcendencija ateina į šitą pasaulį ir jinai nenumaldomai plėsis ateityje. Ir jūs nieko negalėsite padaryti, kas ieško, tas randa.